Taip, sveiki visi. Labai dėkoju Indrei už nuostabų pranešimą ir pasidalinimą, kuris ir mane įkvėpė naujoms veikloms ir naujoms idėjoms. Na, o aš taip pat esu viena iš 10 mokytojų vedlių Lietuvoje. Taipogi esu Jonavos vaikų lopšelio darželio bitutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Taigi šiandieną noriu su jumis pasidalinti savo kelionę su Code Week. Ir labai tikiuosi, kad tai atlieps jums ir galbūt kažkurį iš jūsų įkvėps taipogi prisijungti ir keliauti šią kelionę drauge. Taigi, kaip jau girdėjot, Code Week tikslas yra skatinti susidomėjimą programavimu, skaitmeniniu raštingumu, integruoti šios įgūdžius į ugdymosi procesą, programuoti, parodyti informacinio mąstymo svarbą, siekiant populiarinti technologijas ir inovacijas tarp visų amžiaus grupių. Aš kaip priešmokyklinio amžiaus mokytoja galiu taipogi pasakyti, kad atnaujintoje bendrojoje priešmokyklinio ugdymo programoje jau mes randame skaitmeninę technologiją. Tai išties tai labai aktualu ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. Taigi, kodėl verta prisijungti ir dalyvauti Code Week veiklose? Tai mes ne tik tai žengsime koja kojon su besikeičiančiu pasauliu, inovacijomis, naujomis technologijomis, bet galėsime kūrybiškiau, įdomiau gyvendinti savo sumanymus, veiklas, sukurti kažką skaitmeninio, išbandyti naujo, įgysim ir mes, ir vaikai naujų praktinių įgūdžių, kurie bus ir ateityje be galo naudingi, kaip ir Indrė atliepia, būdama matematikos mokytoja su vyresniais vaikais. Na, o jaunesnio amžiaus vaikai žengs pačius pirmuosius žingsnius ir susipažins su programavimu bei skaitmeninėmis technologijomis. Na, o mes kaip mokytojai įsiliejam, įsijungiam ir tampam tikrai nuostabios, inovatyvios, šiuolaikiškos bendruomenės dalimi. Kodėl tai yra naudinga kaip mokytojui, ką mes galime atrasti, sukurti, pasinaudoti, tai pirmiausia, dalyvaujant Code Week veiklose, mes galime naudotis begalę, kaip jau buvo minėta, jau paruoštų išteklių ir juos pasitelkti į ugdymosi procesą. Toliau savo idėjas galime įgyvendinti netradiciškai, integruojant programavimą į veiklas, projektinės veiklas. Taip pat organizuojamos veiklos bus įdomesnės, kūrybiškesnės. Na ir tai įgalins vaikus spręsti problemas, mąstant kritiškai. Na ir žinoma, galime registruoti renginius, dalintis patirtimi ir įtraukti į tai visą įstaigos bendruomenę. Na, kaip Code Week atsirado mano veiklose? Tai kadangi mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje veiklos yra gyvendinamos per projektinę veiklą, tai labai natūraliai Code Week renginiai įsiliejo į grupėje organizuojamus įgyvendinamus projektus. Pirmiausia, apie Code Week sužinojau ir išgirdau dalyvaudama Atvinink projektuose. Ir Code Week veiklos tapo vienu iš Atvinink tarptautinių projektų etapų, viena iš dalių. Na ir tai be galo sustiprino tarptautinį bendradarbiavimą, kam buvo labai nauja, inovatyvu, įdomu. Na ir integruojant Code Week veiklas į projektinę veiklą, natūraliai tapo, kad programavimo, skaitmeninės technologijos vaikams tapo ne tik technologija, bet ir kūrybos, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinių lygmenių priemonė. Dabar pasidalinsiu keletą idėjų, kurios buvo įgyvendintas. Taigi, organizuojant projektą STEAM ir inovacijų miestas, vaikai susidūrė su iššūkiu iš pasirinktų medžiagų sukurti ateities miestą, nes taip ir vadinosi pats projektas, STEAM ir inovacijų miestas. Reikėjo užkoduoti, subūrus komandas, tam tikrą maršrutą draugų komandai ir buvo sąlyga, kad šitą maršrutą įveiktų robotas Bitutė Bybot. Na ir pažiūrėkit, kaipgi sekėsi priešmokyklinio ugdymo.
svarbiausią užduotį vaikai pristatė vieni kitiems, pasikeitė su tarptautiniais partneriais, iššūkių, na ir griebėsi darbo kurti ateities miestą. Kadangi jį turėjo įveikti robotas Google, mes turėjom sukurti robotui tinkamą kilimėlį. Na ir vaikai subūrė komandą, kas iš to, kas iš panaudojo, kas iš Lego kaladėlių, kas iš konstruktoriaus, kas tiesiog piešė savo statinius, ateities miestą, žmogeliukus, kurėlės, mokyklas, centrus įvairiausius. Na, o kadangi tai buvo ateities miestas, vaikams kilo idėja robotą bitutę paversti kosminiu laivu. Na ir komandos kūrė maršrutus, kas pagavo, eiti tarpusavyje ir turėjo aplankyti vaikus instituto tam tikrą objektą, o ten jau laukia vaikų paruošta užduotis, kurią nuskenavus QR kodą reikėjo įveikti. Gyvendinant dar vieną projektą, drauge su vaikais mums kilo idėja, o kas, jeigu mes projekto pavadinimą galėtume užkoduoti. Tai galėtų būti puikia pradžia projekto startui, tokia intriga, ar tai galėtų būti tam tikri užkoduoti žodžiai projekto partneriams, ar slapta žinutė, kurią norėtume perteikti. Na ir su vaikais stengiamės įsivaizduoti, kad galbūt galėtume projekto pavadinimą paslėpti simboliuose arba tam tikrose ženkluose ir pažiūrėti, ar pavyks kitai komandai atkoduoti. Tai su jaunesnio iki mokyklinio amžiaus vaikais mes užkodavom susijusius su projekto pavadinimu ir veiklomis tam tikrus vaizdus, simbolius, na ir tai pavyko atkoduoti netgi ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Tai matote keletą pavyzdžių, kuriais noriu pasidalinti. Tai labai džiugu, kad į tokias veiklas galėjo įsilieti ne tik tai prieš mokyklinio amžiaus vaikai, bet jos buvo tinkamos ir pritaikytos ir jaunesniems mūsų draugams. Dažną projektą ar projektinę veiklą lydi technologijos ar ne, ir dažnai technologinis nuotykis būna kupinas emocijų. Taigi, viena iš veiklų buvo, kuomet vaikai tapo mažaisiais inžinieriais, kurie konstravo ir programavo robotukus iš Lego kaladėlių. Užduotis buvo, kad jie judėtų, suktųsi, reaguoti, reikėjo įveikti iššūkį, išgelbėti robotuką Emoto, kuris buvo sustabdytas lietaus ir jam buvo įsikrovusi baterija. Taigi vaikai ne tik tai kūrybiškai išsprendė problemą, bet tuo pačiu pačios geriausias emocijos kaip džiaugsmas, smalsumas, bendradarbiavimas, komandinis darbas lydėjo kiekvieną dalyvį. Taigi, sekant instrukcijas, vaikai būrėsi komandas ir griebėsi darbo konstruoti robotą, programavo. Na ir įveikė iššūkį. Labas. Ar esi pasiruošęs tapti tikrų gamtos tyrėjų? Vasarą Tavęs jau laukia smagios užduotys po atviru dangumi. Stebėsi, klausysi, užuosi, liesi ir koduosi be kompiuterio. Griebk savo gamtos tyrėjo žurnalą ir atras gamtos paslaptis. Code for Summer, kai gamta tampa kodu. Sėkmės. Gamta tapo kodu. Mūsų iššūkis buvo vasarai išmokti koduoti be kompiuterio. Įstaigoje turime įrengtą sensorinį sodelį, kuriame yra erdvės pritaikytos poreikiams, taigi stengiamės išnaudoti šitas erdves ir veiklos buvo organizuotos keliaujant per tam ir atliekant veiklą susijusias su tam tikrais pojūčiais. Na ir jos tikrai natūraliai įsiliejo, integravosi į projektinę veiklą. Na ir šitas smagios ir nuotykių kupinos užduotys padėjo pažinti vaikams supančią aplinką, atrasti įstaigos lauko erdvių vietinę biologinę įvairovę. Vaikai išbandė, atrado iNaturalist programėlę, mokėsi logiškai mąstyti, koduoti, na ir bandė koduoti be kompiuterio. Taigi pažiūrėkit, kaip mums tai sekėsi. Radom žemėlapyje, kur tai yra
aptarėm, kokių priemonių mums reikia. Kiekviena užduotis buvo pasakyta po kodas, metų turėti išklausyti. Vaikai patys turės sekas, laiko gavo sekas draugams, kad turėjo suplėti. Nuskaitę kodus, vaikai turėjo iš simbolių koks augalas yra paslėptas, tada jis surasti, nufotografuoti, atpažinti su dalis programėle. Šioje užduotyje vaikams buvo išgirsti, kaip vėjas kalbina augalus, pasistengti tai užfiksuoti ir po to montuoti video su programėle. Vaikai ieškojo ryškiausiai žydinčių, įdomiausių lapais augalo, taip pat stengiasi fiksuoti, pasinaudoti programėle. Ta vaikų komanda paruošė vaikams žemėlapį, kurio vadovų gamtos paslapčių dėžutę, gamtos lobį. Ir iš rastų medžiagų turėjo palikti sekretą. Taigi, Codweek veiklos net ir vasarą mums tapo kaip tikrų nuotykių, iššūkių, tikrų komandinių darbų, ir tikrai pagyvinančių, įvairinančių mūsų veiklas. Ir dar vienas renginys, kuris dar neįvyko, kuris tik tai startuos ir kuris mūsų laukia. Taigi mes pradedame gyvendinti dar vieną Twinning projektą su tarptautiniais partneriais. Ir labai stengiamės, kad Codweek veiklos nebūtų kaip atskiri renginiai, bet kad apjungtų ir įsilietų į keletą veiklų ir kartu jas apjungtų. Taigi įgyvendinami Twinning projektą. Mes dalyvausime World Space kosmoso savaitės renginiuose ir Codweek renginiuose ir pastengiame visus tos 3 renginius apjungti ir bendroje kolaboracijoje sukūrėm renginį Code for Cosmos, kur vaikai stengsis sukurti kosminę kalbą, konstruos ir programuos kosmoso šiukšlių rinkėjus ir dar daug įvairiausių dalykų mūsų laukia, kurios bus labai smagu išbandyti ir tikimės galėsim su jumis ateityje pasidalinti. Taigi, kuo tai įdomu, patrauklu, intriguoja, įtraukia mus, tai pirmiausia, vaikams yra labai smalsu mokytis, atrasti, patirti per žaidimą. Tai ugdo skaitmeninę drąsą, naujų programų, technologijų išbandymą, kritinį mąstymą, aštrų protą, netradicišką problemų sprendimą, gebėjimą kurti, bendrauti ir bendradarbiauti kaip komandai. Man kaip mokytojai tai užtikrina profesinį augimą. Aš atrandu naujas kompetencijas, naujas galimybės ir galiu pati dalintis kažkuo tai, kas man pavyko, ir žinoma atrasti daug įdomių dalykų, kuriuos galiu pritaikyti savo kasdienėje veikloje. Taigi, pabaigti tiesiog norėčiau Mitchell Resnick Scratch kūrėjo citata: mokyk vaikus programuoti ir tu parodysi jiems, kaip kurti savo ateitį. Ačiū.